Gegužės mėnuo yra tas mėnuo, kaip mes galvojame ne tik apie derlių, bet puošiame ir savo aplinką. Na, vieni iš mūsų puošia aplinką gėlėmis, kiti aš parodysiu šiandieną, kaip galima paįvairinti savo aplinką, papuošti tuo pačiu ne tik gėlėmis, petunijomis, surfinijomis nuo seno pas mus auginamomis, bet tam puikiai tiks ir daržovės, nes daržovės taip pat ne ką nusileidžia dekoratyvumu gėlėms, todėl sukūrę iš tikrųjų daržovių kompoziciją mes galėsim pasididžiuoti prieš save, prieš kaimynus ir be abejo dar tikėtis derliaus. Na, šiandieną parodysiu, kaip įsirengti mažą daržą jūsų terasoje, balkone, galbūt prie namo kažkur tai ir mes naudosime įvairias talpas daržovių sodinimui. Viena iš talpų, kurią mes naudosime, tai yra šitas polietileninis maišas, iš tikrųjų yra labai patogi priemonė auginti. Todėl, kad sezono pabaigoje, jeigu tas maišas jisai tarnaus jums ne 1 ir ne 2 metus, sezono pabaigoje jums beliks pašalinti dirvožemį ir susilankstyti tą maišą ir jisai neužims šitas auginimo podas jų vietos, jokios didelės. Na, tiems, kas yra įpratęs auginti vazonuose, siūlyčiau rinktis vis dėlto plastikinius vazonus. Štai šitas 16 litrų vazonas puikiai tiks užsiauginti pomidorų derlių. Na, o galbūt tiesiog turite kažkokį tai nenaudojamą kibirą, kurio jūs nenaudojate, jums beliks pasidaryti angas vandens pertekliui pasišalinti ir šitą kibirą naudoti kaip indą skirtą auginimui. Jisai yra gana aukštas, todėl šiame inde vertėtų vis dėlto auginti agurkus. Tai galėtų būti ilgavaisiai agurkai, pasižymintis dideliu augimu, kuriems reikia didesnio ploto. Tai, kaip minėjau, šitas kibiras iš tikrųjų yra tinkamas. Daigus dabar, kaip turi būti paruošti daigai sodinti į tokius indus. Daigai turi būti išauginti va štai tokiuose vazonėliuose, būtinai prieš sodinimą daigai turi būti gausiai palaistyti, kad jie labai lengvai išsiimtų iš vazonėlio. Tiesiog reikėtų apspausti kraštus ir išimti atsargiai daigą, pasistengiantis nubarstyti kuo mažiau žemių. Štai va tokį daigą mes jau galime sodinti į tą vazoną ar kibirą, į tą vietą, kur mes ruošiamės auginti. Dabar apie dirvožemį. Kokį naudoti dirvožemį? Dirvožemis turi būti laidus ir trąšus, kadangi mūsų auginimo plotas nėra didelis, tai mes turime augalą aprūpinti maksimaliai reikalingų trąšių dirvožemių. Tai kaip dirvožemis gali būti naudojama jūsų kompostinė žemė, galbūt turite kažkokią tai komposto krūvą ir naudoti žemę iš tos vietos. Galima dirvožemį praturtinti sapropeliu ir taip užtikrinti trąšų dirvožemį ilgesniam laikui. Sapropelis praturtina dirvožemį maistinėmis medžiagomis ir garantuoja derlių ne vieną sezoną. Na, antras būdas ruošiant dirvožemį tai yra naudoti kaip papildomą dirvožemiui pagerinti priemonę, tai yra specialų substratą. Kadangi mes sodinsime pomidorus ir paprikas, tai naudojame tam specialiai skirtą substratą, kuris prieš sodinimą turėtų būti išvėdinamas, tai yra maišas atidaromas ir įleidžiama šiek tiek oro. Kaip matote, substratas yra tamsios spalvos, geros struktūros, laidus vandeniu ir su pakankama trąšų norma. Na ir išvėdintas substratas yra paskleidžiamas tolygiu sluoksniu. Jeigu substratas nėra pakankamai drėgnas, rekomenduojame palaistyti, bet šiuo atveju jis yra tinkamo mums drėgnumo. Ir svarbu neperpildyti to substrato, kad neliptų substratas mums per vazonėlio viršų ir laistant tiesiog mes nepriterštume. Lengvai įspaudžiama, padinkim, kad jisai pasiskirstytų. Dar kartelį užberiame substrato. Na ir mes turime paruoštą talpą sodinimui. Štai jinai yra 16 litrų vazonas.
Na ir į šitą vazoną mes pasodinsime veislę vieną pomidorų veislę Venus. Dabar koks turi būti daigas, kaip aš ir rodžiau. Daiga labai svarbu yra, kad nenubirėtų dirvožemis. Su kuo didesniu žemės grumstu. Ir sodinamas daigas truputėlį giliau nei augo daigynė, apspaudžiamas dirvos paviršius. Na ir pasodinę pomidorų daigą jį palaistome. Pradedame nuo kraštų, nedidelę vandens srovelę. Galima tą daryti per kelis kartus. Liejame kažkiek tai, palaukiame, kol susigers ir pakartojame dar kartą. Kursime antrą kompoziciją šitame polietilenginiame maiše, kuris iš tikrųjų man labai patinka dėl to, kad po sezono, kaip ir sakiau, jį galima sulankstyti ir jisai neužima papildomos vietos. Tai Venus pomidorus mes pasodinome. Dabar kursime kompoziciją iš paprikų ir pomidorų bajaja. Na, manau, kad šitame auginimo maiše puikiai augs 2 paprikos ir 1 pomidoras. Tai ir sukursime tokią kompoziciją. Vėlgi žemė ruošiama taip kaip ir pomidorui Venus, arba naudojama sapropelis, arba dirvožemis praturtinama substratu. Daigai, vėlgi pakartosiu, prieš sodinimą turi būti palaistyti ir atsargiai išimti iš auginimo indelių. Štai, kokybiškas daigas, baltos šaknys, reiškia, mes turėsime puikų augalą šitame auginimo krepšyje. Na ir turime štai tokią daržovių kompoziciją. Karčioji paprika kartu su pomidorais puikiai augs šitame krepšyje. Ir dar noriu parodyti, kad tas krepšys galbūt ne visada galėsime jį pakelti, bet jį galima judinti iš vienos vietos į kitą. Tiesiog yra patogios rankenos ir jūs galite su šituo krepšiu keliauti tame plote, kur jūs jį norėsite pastatyti, kur jūsų augalai puikiai derės ir ne tik sulauksite derliaus, bet ir papuoš aplinką. Tai štai, daržovės taip pat ne tik maistas, bet ir grožis. Na, o dar nedideliame daržo plote, iš tikrųjų balkone arba ant palangės galite užsiauginti taip šiuo metu populiarių baby leaves tipo salotų. Aš parodysiu štai lovelius, į kuriuos buvo pasėtos salotėlės prieš porą savaičių ir va štai tokį rezultatą mes turime. Baby leaves tipo salotas užaugina mažus lapelius, kurias naudojant salotose nereikia pjaustyti. Ir tiesiog sėjant reikia sėti gan tankiai ir štai turite tokį rezultatą. Mes turime 5 skirtingas veislės, galite visas jas 5 ir auginti ir turėti iš tikrųjų ne ką prastesnę puošmeną jūsų balkonui. Nes veislės skiriasi tarpusavyje lapelių spalva ir lapelių forma ir taip pat turėti puikias šviežias salotas jūsų nedidelėme darže.